Sveiki, čia laida Alfa taškas ir aišku, kad šiandien visas dėmesys Seimo rinkimams kažkiek išsimiegoja, kažkiek neišsimiegoja. Toliau apie tai kalbėsime, jau yra aiški visa Seimo sudėtis. 141 Seimo nario aš nevardinsiu, bet papasakosiu, kas kiek turi mandatų, tai galim greitai pereiti per šį sąrašą. Socialdemokratų partija 52 mandatus iškovojo, konservatoriai 28, Nemuno aušra 20, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos 14 mandatų, Liberalų sąjūdis 12 mandatų, Valstiečiai žalieji 8 mandatai, Lenkų rinkimų akcija 3 mandatai, Nacionalinis susivienijimas 1 mandatas, Laisvė ir teisingumas 1 mandatas ir 2 mandatus iškovojo save išsikėlę kandidatai. Aišku, tam tikrų korekcijų naujajame Seime dar gali būti, kai paaiškės, kas atsisako Seimo nario mandato. Jau aišku, kad Gabrielius Landsbergis to mandato atsisako, mes apie tai šiandieną pakalbėsime. Aurelijus Veryga panašu, kad irgi šio mandato atsisako ir tikrai bus dar tikėtina žmonių, kurie irgi gali padėti Seimo nario mandatus. Tai apie visą tai mes šiandieną ir pakalbėsime. Studijoje yra Mykolo Romerio universiteto docentas, politikos apžvalgininkas Saulius Spurga. Sveiki. Labadiena. Ir taip pat nuotoliu prie mūsų prisijungė politologas, VDU docentas Ignas Kalpokas. Sveiki. Labadiena. Pone Spurga, tai nuo jūsų pradėkime. Čia kažkaip tai tarsi ir atrodė, kad jau visai lengvai čia ta koalicija formuojasi. Valstiečiai žalieji, socialdemokratai ir vardan Lietuvos, ar ne? Bet aš vis dėlto žiūriu į tą retoriką ir į tą santykį tarp Ramūno Karbauskio ir Sauliaus Skvernelio ir man kyla klausimas, ar bus čia taip paprasta sudėlioti tą koaliciją, ar valstiečiai žalieji norės būti toje koalicijoje. Galiu tik tai dar pasakyti, kad šiaip užtenka 3 partijų, valstiečių žaliųjų, vardan Lietuvos ir socialdemokratų, kad būtų 74 mandatai, tai jų pilnai užtenka, bet ar jūs irgi matote riziką, kad galbūt valstiečių gali nebūti toje koalicijoje? Jūs pasakėte, kad atrodė, kad lengvai koalicija gali būti dėliojama, tai man atrodo, kad socialdemokratų pirmininkė Blinkevičiūtė skleidė tokią žinią ir tokią nuotaiką, bet tie, kas žvelgė giliau, matė, kad anaiptol 2 koalicijos partneriai nelimpa vienas prie kito, iki pat paskutinio jie keičiasi tokiomis replikomis ir matyt emociškai, psichologiškai jiems būtų dirbti sunku. Ir neatsitiktinai Blinkevičiūtė kalbėjo su vienu, galbūt ir su kitu kalbėjo, bet visi 3 partneriai galimi nebuvo dar susitikę. Taip, jie štabe prasilenkė ir vaizdavo, kad nemato vienas kito. Taip, jie prasilenkė, nemato. Žinoma, čia įdomus tas dalykas, kad po antro rinkimų turo pasikeitė ir jėgų santykis. Dar ryškiau matosi, kad valstiečiai galėtų pretenduoti nebent į paties jauniausiojo koalicijos partnerio, mažiausiai mandatų turinčio partnerio krėslą. Neatsitiktinai, kiek pastebiu, Ramūnas Karbauskis dar dingo iš viešosios erdvės, matyt, nėra jam patogu kalbėti. Taip, žiūrovams tik pasakysiu, kad šiaip įprastai partijų pirmininkai pasirodo rytinėse spaudos konferencijose. Ramūnas Karbauskis delegavo šiandien Aurelijų Verygą. Aurelijus Veryga aiškino, kad Ramūnas Karbauskis turi ryte daug darbo, dėl to negalėjo atvykti. Man susidaro įspūdis, kad socialdemokratų pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė tiki savo žavesio jėga, savo įtaigos jėga. Ir vien kažkokiam tokiam beveik mistiniam priemonėm jinai tvirtai tiki, kad jinai suburs būtent šitą koaliciją, bet kol kas realybė yra kitokia ir netrodo, kad tos prielaidos tokios jau tvirtos, kad ta koalicija bus suformuota. O tai gerai, koks yra realiausias variantas, mes dar prieš laidą su jumis truputėlį skaičiavom, jeigu tos 3 partijos yra, tai jau yra 74 mandatai, socialdemokratai, sakykime, gali bandyti prijungti 2 mandatus, kuriuos turi save išsikėlę kandidatai, galbūt Artūras Zuokas, kuris turi 1 mandatą, Lenkų rinkimų akcija dar 3 mandatai, Sinica, kaip ir sakė, kad turbūt su valdančiaisiais nedirbtų, bet galima tą skaičių susirinkus pavienius ar ne Seimo narius padidinti iki 80 ir jeigu mes atimam valstiečių 8 mandatus, tai yra 72, tai vis dar išeina koaliciją suformuoti. Gal čia yra variantas?
Tai yra variantas, bet matyti jisai nevilioja. Socialdemokratų tai būtų ypatingai trapi, ypatingai nepastovi koalicija ir dar neaišku, kaip iš tikrųjų vyktų tos darybos, ką reikėtų prižadėti tiems pavieniams Seimo nariams už jų paramą. Tai neatsitiktinai Skvernelis kalba, kad galėtų su liberalų sąjūdžiu, jis jau įvardijo tai sudaryti koaliciją, matyti jam tai būtų tikrai parankiau negu su valstiečiais, bet klausimas, ką liberalų sąjūdis galvoja. Eugenijus Gentvilas pakankamai griežtai apie tai kalba, kad nedirbtų jie koalicijoje, gal turėtų kažkokius tai susitarimus su valdančiaja koalicija, bet nebūtų jos sudėtyje. Taip, jūs visiškai teisus, bet Čmilytė, partijos pirmininkė, kalba šiek tiek nuosaikiau. Jinai labai aiškiai įvardė, kad negalėtų dirbti su Nemuno aušra ir su valstiečiais, o su kitais tarsi ir įmanomas tas variantas, bet taip, Eugenijus Gentvilas kalba kategoriškai ir pažiūrėjus, gal jis ir teisus. Liberalų sąjūdžio nėra tokio labai didelio akstino arba tokio argumento, kodėl jie turėtų dirbti šitoje koalicijoje, kuri vis tiek yra nepatogi, ideologiškai sunkiai suderinama ir kažkokių ypatingų pliusų jų rinkėjų akyse tikrai jiems nepridėtų. Pone Kalpokai, kokį jūs šiandieną ryte jau atsikėlęs, pailsėjęs ar ne po nakties, kokį jūs matot realiausią koalicijos variantą? Kol kas realiausias vis dėlto yra tas pats, apie kurį buvo kalbėta, tai yra 3 partijos socdemai, demokratai ir valstiečiai, bet dėl tos 3 vietos, dėl to 3 partnerio pozicijos aišku klausimų yra, nes ir patys valstiečiai klausimas, kaip jie atrodys ir kaip jie tarpusavyje susiderins, nes ar kalbėti su Karbauskiu, ar kalbėti su Vėgėle. Na, Veryga turbūt išvažiuoja jau į Europos parlamentą atgal. Čia yra atviras klausimas. Aš nenustebčiau, jeigu būtų bandoma lipdyti dar tuos pavienius narius, ne veltui turbūt ir Tomaševskis giriasi, kaip jo atstovų yra prašoma, yra kviečiama jungtis tiek prie demokratų, tiek prie valstiečių. Vėlgi, abi šitos partijos nori savo frakciją stiprinti ir turėti didesnį svorį, bet jeigu Lenkai prisijungia prie demokratų, tai staiga tas variantas, kur tik tai 2 frakcijos plus pavieniai, irgi pasidaro realistiškesnis, nes tas stabilesnė bent kažkiek dalis Seimo narių, jie irgi išauga ir tų pavienių jau reikia prisižvijoti mažiau. Su liberalų sąjūdžiu aš matyčiau kaip 3 visų labo pagal realumą iš šitų scenarijų. Tiesiog kol kas bent jau tų principinių nesutarimų greičiausiai atrodytų mažiau. Nes liberalų sąjūdis gali gerai jaustis po šitų rinkimų. Jeigu Tėvynės sąjunga sukasi link Kasčiūno, tai dar ir politinis centras truputėlį atsilaisvina, jiem iš opozicijos irgi ten lengviau būtų augintis raumenis. Na, o su valdančiaisiais nėra jie taip desperatiškai nusiteikę savo raudonas ideologinės linijas peržengti. Kai tuo tarpu valstiečiai po tokio nesėkmingo pasirodymo, man atrodo, iš vis puikiai supranta, kad kažkokių linijų nebegali braižyti ir galės tik tai džiaugtis, jeigu bent kažkokias valdžios pozicijas turės. Vilija Blinkevičiūtė ir premjerės postas. Ar jums neatrodo, kad tai, kas ir vakar, pavyzdžiui, naktį vyko ir kas šiandieną ryte vyko, kad tai jau yra absoliučiai nesolidu iš Vilijos Blinkevičiūtės pusės, neatsakant paprasčiausiai į klausimą, tai bus ji premjerė ar nebus? Tai to solidumo per visą kampaniją šitoje vietoje nebuvo labai daug. Ir man atrodo, netgi buvo šiek tiek atsitraukta atgal šiąnakt, nes prieš pat rinkimus buvo taip pusiau konkrečiai pasakyta. Dabar tas ėmimasis atsakomybės ir kartu su prezidentu formavimas daugumos gali reikšti iš esmės bet ką.
Ir tuo pačiu man atrodo, kad tas mastas socdemų pergalės irgi atveria Vilijai Blinkevičiūtei daugiau durų, nes ji gali sprendimą priimti kokį tik tai nori arba koks jai atrodys patogus ir vargu ar kas nors išdrys burnoti, nes pergalė yra pergalė, atvedė pirmininkė į pergalę partiją ir dabar jau ką jinai pasakys ir ką greičiausiai pasirinks įpėdiniu, jeigu tokio reikės, su tuo reikės ir susitaikyti jos partijos nariams. Pone Spurga, tikite, kad Vilija Blinkevičiūtė bus premjerė? Įdomus tikrai dabar klausimas, kurį per nelik ilgai mes svarstome, turėtų prisimti tą atsakomybę. Galvokime, jinai tikrai turi ir kvalifikacijos, buvus ministrė, profesionali politikė, Europos parlamento narė, bet ką mes matome, tai klausimas, ar ji turi pakankamai tos sporte vadinamos motyvacijos, ar jinai pakankamai turi energijos, ar jinai yra pasiruošusi atlaikyti interesų grupių kritiką ir spaudimą, opozicijos kritiką nuožmę, ar jinai pasiruošusi nerti į šį sūkurį. Iš tikrųjų kyla klausimas ir tai yra tradicija, galbūt nerašyta taisyklė, kad valdančiosios partijos pirmininkas jis turi prisimti pilną atsakomybę ir užimti labai svarbų ministro pirmininko postą. Tai gaila, kad tokio atsakymo dar ir šiandien mes neturime. Koks jums atrodo realiausias kandidatas į Seimo pirmininko kėdę? Todėl čia dabar jau šmėžuoja Sauliaus Skvernelio pavardė ir jo labiau, kad pats Saulius Skvernelis pasakė, kad ministerijai vadovauti jokiai jisai nenorėtų. Tai ar Saulius Skvernelis yra realiausias variantas šiai dienai? Sunku pasakyti, šiaip yra tai variantas. Jeigu tai yra dvi labai svarbios koalicijos partnerės, politinės partijos, tai yra tikėtina, kad pagrindiniai politiniai jėgai teikiamas ministro pirmininko postas, o antroji koalicijos partnerė galėtų gauti Seimo pirmininko poziciją. Taip buvo ir šioj dabar esančioje valdančioje koalicijoje, o iš vardan Lietuvos, turbūt Sauliui Skverneliui būtų siūlomas toks postas. Čia, aišku, ministerijų dalybos dar neprasidėjo, jos ir negali prasidėti, tai mes turbūt nepasakysime, kas galėtų, sakykime, kokias ministerijas užimti, bet patys socialdemokratai jau pasakė, kad jie norėtų 10 ministerijų, ar ne, ir porą iš jų ir įvardijo. Tai gal mes galim truputėlį irgi paprognozuoti iš socialdemokratų, kas yra tie realiausi kandidatai užimti tam tikrus ministerijų postus. Gintautas Paluckas, Rasa Budbergytė, galbūt Dovilė Šakalienė krašto apsaugos ministerijoje. Ką jūs matote realiausius kandidatus? Teisingai jūs įvardijot. Socialdemokratų sąrašas yra toks, kad yra nemažai žinomų veidų, bet kurie jau labai patyrę politikai, daug galintys, ir buvę ne kartą galbūt ir ministrais, tai ir pats Juozas Olekas ir kiti, ir yra daug mažiau patyrusių veidų, kurių mes nežinome ir kurie galbūt dar nėra ir iki galo subrendę tapti ministrais. Žinome senbuvį Algirdą Sysą, kuris Jisai vakar sakė, kad nenori. Taip, jisai nenori, taip kad čia yra sudėtingas klausimas. Matyt, tuos, kuriuos jūs įvardėjote, kaip žinome, prezidentas savo laiku sakė, kad Paluckas galėtų būti net ir ministras pirmininkas. Nežinia, kodėl jis tai pasakė, nes per daug kvalifikacijų turbūt nėra ir vadovavimo patirties, ir rinkimų sėkmė neypatinga šio politiko, bet taip, tikrai tai labai rimtas kandidatas. Na ir kiti čia išvardyti tikrai galėtų užimti. Ką gali žinot, yra tokia praktika, kad ne kartą
ir iš nepartinių, iš specialistų kviečiami yra ministrai svarbiem postams, kurie po to tampa partijos nariais arba netampa. Tai turint tokią daugumą, tokios galimybės yra solidžios ir tikėkime, kad tie pasirinkimai bus sėkmingi. Pone Kalpokai, šiaip politikai įprastai sako, kad visos ministerijos yra vienodai svarbios, bet tie, kurie dirba ar žiniasklaidoje, ar politinėje apžvalgoje, politologijoje, turbūt žino, kad yra tokių ministerijų, kurios nelabai yra norimos ir ten ir kandidatų būna sunkiau surasti. Kaip Jūs galvojat, kokios šiuo atveju tai galėtų būti ministerijos, kurios tokios bus galbūt truputėlį kaip bjaurieji ančiukai ir niekas per daug dėl jų nekovos? Tai kultūros turbūt yra pirmas pasirinkimas, kad ir kaip tai bebūtų skaudu visiems kultūros žmonėms. Aš manau, kad viena iš tų tokių problematiškiausių ministerijų taip pat bus švietimo, mokslo ir sporto, nes nors visos partijos daug kalba apie švietimą, bet ką mes matom paskutinėse kadencijose, tai yra politinio susideginimo ministerija. Dar tradiciškai kokia nors aplinkos ministerija, žemės ūkio irgi gana karšta ministerija. Tai šitos pozicijos. Teisingumo ministerija, nebent kviesis valstiečius ir sodins į tą ministeriją Vėgėlę, bet šiaip irgi tai nėra ta ministerija, kuri labai būtų matoma kaip trokštamas grobis. Apie Igną Vėgėlę užsiminėte, kaip Jūs galvojate, jeigu, sakykime, įvyksta toks scenarijus, kad valstiečių nėra valdančioje koalicijoje, nepadėtų Ignas Vėgėlė mandato? Yra toks variantas, juo labiau, kad jis yra ir užsiminęs apie tokią galimybę. Tai manau, kad tikrai su jo ambicijomis ir su jo labai gera nuomonė apie save tiesiog sėdėti opozicijoje būtų pernelyg didelis nuobodulys. O jeigu valstiečiai būtų valdančioje daugumoje, tai irgi būtų viena iš tų asmenybių, kurią reikėtų patenkinti, nes kitaip ego galėtų veržtis per kraštus. Aišku, Vėgėlė labai norėtų būti Seimo pirmininku, bet čia nerealistiška. O Teisingumo ministerija, aišku, jam pagal jo ligšiolinę patirtį galėtų būti visai palankus variantas. Apie kultūros ministeriją, kadangi užsiminėte, jeigu valstiečiai yra koalicijoje, gal Ramūnas Karbauskis gali būti kultūros ministru, kažkadagi norėjo. Ar žiūrint šiaip į tai, kad jisai apskritai net Seimo rinkimuose nedalyvauja, gal jis net nesiekia ir nereikalingi jam tie postai, jisai nori nuo galinės, kaip sakant, sėdynės vairuoti visą vairą? Kol kas su jo vadovavimu istorija būtent tokia ir yra, kad galinė sėdynė yra patogesnė ir turint omenyje, kad jo partijos ta situacija yra tokia gana sudėtinga, jam eiti į nors kiek priešakines pozicijas gali būti irgi pavojinga ir sudėtinga, nes nieko labai stipriai prastumti nepavyks. Tai aš šitoje vietoje matyčiau galbūt, iš esmės bet kokį kitą variantą, bet ne Karbauskį einantį į aktyvę politiką vyriausybėje. Gabrielius Landsbergis, nureitinguotas per vieną poziciją žemyn konservatorių sąraše, pralaimėjo antrajame ture vienmandatėje. Šiandien pasakė, kas jau buvo ir taip aišku, ar ne, kad pirmininku jis nebebus, kad jisai traukėsi iš pirmininko partijos pareigų, bet tuo pačiu jis ir deda Seimo nario mandatą. Nustebino jūs tai? Ne 100%. Aišku, kad pirmininku jis nebebus, tai čia buvo akivaizdu, tik tai klausimas, kaip greitai. Dėl mandato padėjimo ir išėjimo į Seimą, iš tikrųjų toks truputėlį buvo gal ir su įsižeidimo prieskoniu, bet kita vertus, tai irgi yra dar vienas politikas, kuriam tiesiog sėdėti opozicijoje
būtų nuobodu ir tas scenarijus, kad opozicijoje Landsbergis nedirbs ir galbūt kraustysis į Graikiją ar dar kur nors, tai jis jau buvo aptariamas ir mes ir įvairiose laidose tą esam nemažai aptarinėję, kad galimas toks variantas. Tai kažkaip ypatingai nenustebino, bet taip tas, sakykime, buvo pareiškimas truputėlį su vyšnaitė, kuri buvo greitesnė negu galbūt buvo galima laukti. Pone Spurga, kaip Jums atrodo, kokia čia pagrindinė priežastis to konkrečiai Seimo nario mandato padėjimo, nes Gabrielius Landsbergis savo šitos abudu apsisprendimus aiškina tuo, kad tas Landsbergių vardas tarsi ir pradėjo trukdyti, ar ne konservatoriams, ar čia objektyvu, ar subjektyvu, čia jau turbūt kitas klausimas, bet ar čia realesnė priežastis, kad tiesiog jis nenori dirbti opozicijoje? Iš tikrųjų, matyt, važinėjant Ferrari, persėsti ant dviračio gal nėra labai geras jausmas. Gabrielius Landsbergis dabar dirbo 4 metus aukščiausiam politiniam lygyje, buvo kalbinamas pačių įtakingiausių pasaulio žiniasklaidos priemonių, vadovavo partijai ir dabar būti eiliniu Seimo nariu gal jam nepatogu. Tai kaip sakant, kuo susirgta, tuo ir pasigydyta. Ta pavardė turbūt nešė jį į viršų, dabar atėjo laikas, kai ta pavardė gramzdina. Na, čia jo paties žodžiais, o kokie tikrieji motyvai, tai matyt žino tik jisai pats. Bet jisai sako, daro pertrauką, ar ne, politinėje karjeroje, ar negali būti, kad čia jau apskritai yra jo politinės karjeros pabaiga? Galimai, žinot, čia irgi toks mįslingas dalykas. Daug kartų buvo, kad politikai sakė, nusivyliau politiką, nieko ten gero, prarasti metai, o žiūrėk, po praėjus 4 metam vėl žmogus kandidatuoja ir tai ta politika, matyt, turi kažkokį žavesį ir jį traukia. Žmonės jau kartą to pabandžiusius, nors būna ir kitokių pavyzdžių, sunku pasakyti. Kaip žinome, gal buvo jo ir kitos pretenzijos, kiti planai, galbūt Europos komisarų jisai matė save, dabar ir tas nepavyko, laimėti rinkimų nepavyko, partijos pirmininko pozicijos jis jau ir anksčiau sakė, kad atsisakys. Tai dabar, jis jau ir nebūtų galėjęs kandidatuoti daugiau. Taip, nebūtų galėjęs ir kandidatuoti. Tai dabar padaro pauzę, matyt, čia parodys gyvenimas. Laurynas Kasčiūnas, realiausias kandidatas pakeisti Landsbergį partijos pirmininko kėdėje? Galimai, bet žinoma, čia yra įdomus klausimas, nes, kaip žinome, Laurynas Kasčiūnas yra populiariausias partijos narys, bet jisai atstovauja tam partijos sparnui, kuris turi ryškę mažumą iki šiol. Krikdeminiam. Krikdeminiam. Ir beje, turbūt galima sakyti, mes nežinome vidinių partijos daug dalykų, bet ta priešprieša jie priemusi ir ką gali žinot, gal ir paties pirmininko dėka jisai sugebėjo tuos sparnus sutaikyti. Bet vis dėlto partija yra sudėtinga, jinai sulipdyta buvo savo laiku ne iš vienos dalies ir tos skirtys išlieka, jos išlieka labai ryškiai, kas domisi giliau politiką, tai mato, tai rodo ir balsavimai Seime, pasisakymai dėl tam tikrų vertybinių nuostatų. Tai ir aš dėl to nesu tikras, ar visiems partijos nariams bus priimtinas toks pirmininkas, nes yra tas skirtumas tarp to, kaip visuomenėje mes matome politinius lyderius ir kurie atrodo tikrai populiarūs, ir to, kaip vis dėlto mato partijos nariais savo partijos lyderiai. Pone Kalpokai, ir dar labai trumpai 30 sekundžių turim iki laidos pabaigos. Socialdemokratai akivaizdžiai turi geresnį santykį su prezidentu Gitanu Nausėda, negu turėjo dabartiniai valdantieji. Ar iš to gali būti naudos Lietuvai? Ar galima dabar per ateinančius 4 metus tikėtis to konstruktyvesnio dialogo ir darbo tarp Seimo ir tarp prezidentūros?
Tie santykiai yra geri tol, kol praktiškai nereikia dirbti ir vykdyti kasdienės politikos. Manau, kad po pirmo pusmečio arba bent jau po pirmo šimtadienio, kaip simboliškai kartais sakoma, mes matysim geresnį ir aiškesnį vaizdą, kaip tie santykiai klostosi praktikoje. Tai buvo politologas Ignas Kalpokas. Ačiū Jums, kad prisijungėte. Studijoje taip pat turėjome politikos apžvalgininką ir Mykolo Romerio universiteto docentą Saulių Spurgą. Ačiū Jums, kad atėjote. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Mes pasimatome jau rytoj. Iki.